Kodėl ne čia? Mano sesė studijuoja Jorko koledže. Bakalaurą turėtų pabaiginėti šiais metais. Ir stojam švelniai prie to darbo, apie kurį kalbam. Prašom, tą pusę. Ir tęsiam kalbą apie New York. Apie Jorką, Anglijos miestą, labai gerai žinoma. O čia sesės darbas, meniškasis praktiškumas. Iš ko yra padarytas šitas darbas? Na va, pasižiūrėkim. Kelnės, velvetinės, kišenėlės viskas palikta, taip kaip ir buvo. Nugarėlėje lygiai tas pats. Marškinėliai, 3 spalvų, sukarpytas trikotažas. Patvirtinimui truputėlį įdėta virvelė, kad būtų tiesiog tvirtesnis. Vidus. O kas viduje? Vidus, na, nežinau kaip geriau tai parodyti. Meninė tuštuma. Tuštuma. O fiziškai čia iš ko padaryta? Fiziškai audinukų atraižos įvairiausios, tas pats trikotažas panaudotas. Na ir kad formą laikytų 2 žurnalai suvynioti. Na va. Seno, nereikalingo ir tai jį prikelia antram gyvenimui. Ir tai iš problemos kyla kaip ir idėjos tokios, kaip tu vizualizuoji jas. O tai vis tiek tas stalas jis turėtų stovėti kažkur prie rozetės, kad tas lemputes galima kažkur jungti? Ar... Jo, tai jis kaip tik ir stovi prie rozetės. Pas mane yra šitas kreigas toksai, antram aukšte. Kad, nelygios tokios sienos, aš matnosam gyvenu, tai... Mes su Matro nusižiūrėjom šitą stalą, pačios norim savo į namus jo. Jau reikės pasidaryti tokį, nesidomu. Bet neparduodamas, ne? Ne, kol kas dar ne. Kas tu, žmogus? Kas ten su tais darbais? Awesome visi darbai šiaip iš tikrųjų ir... Bet patiko 2. Patiko 2. O kodėl? 3. Savo nesiskaito. Kaip tai nesiskaito? Visada reikia savo darbą kelti viršų. Kas kitas pakelas skatinimą uodegą, jeigu nesi pats? Tai kas dar patiko? Patiko. Patiko abudu televizoriai. Jo. Ir patiko Monika. Ir patiko Paulius, kuris man labai padėjo prisinešti savo sunkųjį batą. Tai va, tai kokie ten komentarai, sakyk, bus? Apie tą sunkųjį nešimą ir raumenų auginimą. Aš galiu ir į kamerą, aišku, pasakyti, kaip aš nešiau jos darbą ir po to... Aš tave taip filmuojam. Davai, tave nufilmuojam. Žinok, idėja nauja kaip pasaulis. Tave nufilmuojam. Einam. Mintis reikia skusti kaip žolę. Nes jeigu neskusi, tai tada nebekvepuosi. Iš tavęs irgi kokį nors daiktą. Reiškia uždusi. Ir jūs atėjot! Žaislus. Kaip gyvenate? Labai juokingas klausimas. Gerai gyvename. Aš galvoju iškart, kad gyvenate labai, tai labai juokingas klausimas. Ar prabalsavote? Ne, dar nebalsavom. Aha. Dar mąstom. Ar iš toli atvykote? Iš kito rajono, tai kaip čia Iš gal galo ar toli. iš pradžios Vilniaus? Iš kito galo. Kito galo, tai iš Kito galo. Atvykom pasižiūrėti. Klausykite, čia mano kolega klausinėjo. Taip. Kokie įspūdžiai? Iš parodos? Įdomi vieta. Iš pradžių iš parodos. Iš gyvenimo. Iš savo rajono. Jeigu jo. O iš kur jūs čia atsiradote, sužinojote, kodėl? Draugas. Draugo darbą. Taip pat. Liepė. Liepė? Neliepė. Pasiūlė. Gerai, o tai kas dabar labiausiai patiko, o po to kas labiausiai nepatiko? Tai negalim dabar sakyti, gal dar balsavimai. Galima, visi sako, žinai. Visi sako, tai visi nusižengia jūs. Vis tik tu po to turėsi tą patį, ką pasakėt ir užrašyti. Nežinau, nespręsčiau dar kol kas. Patiko vieta. Va, taip. Už vietą. Yra toksai galimybė. Galima įrašyti. Ai, gerai. Labai dėkui iš pasiūlymą. Matyt, bus taip. Iš kartono lakštų, suręstas tvirtas foteliukas, čia galima ką nors sėdėti taip pat. Ant jo galima sėdėti? Jisai skirtas sėdėti. Įrodykit. Ant jo galima ir stovėti ir jeigu norite, tai pašokti galima. Ir jis labai tvirtas ir išlaikys. Čia vienas kraštas yra
Iš papėmašė. Labai gera beje medžiaga. Gaminimui, puošybai, kokiam reliefiniam paviršiam daryti. Taip. Ačiū. Kyla įtampa. Kodėlgi jos dar labiau nepakėlus? Nieko Monika daryti. Bet aš negaliu jos pakelti dar labiau, nes aš pakėliau šunį. Taip. Tik prašau, nešaudykit fejerverkų. Balsavai? Mano kūrinio. O čia ką čia rašyti? O čia reiktų, čia yra šiam 6, čia yra šiam 7, labai neaiškiai parašė. Šiam 8, jo, jūs 6. O kai vyną gerti nesusimastyti. Taigi, kas patiko? Koks numeris patiko? Telelato! Tai aš mačiau. Labą dieną. Ne labą dieną, jau vakaras. Gerai. Tuomet apie vakarus. Žmogus atsisakė kalbėti apie rytus. Aš ir apie vakarus galiu atsisakyti Gerai, labai. apie vakarus. Taip. Ką čia veikiate? Ką aš čia veikiu? Atėjau pasižiūrėti, ką žmonės veikia. O kaip jūs čia sužinojote, kad reikia? Atvat paplatino akademijoje žmonės ir sužinojau. Iš akademijos. O kodėl jūs nedalyvavote? Aš Jūs anti-eko, jūs mokino ko nors apie anti-eko vadą? nemokino, aš labai eko, bet manau, kad dar nepribrendau tokiam dalykui. Kas labiausiai patiko, kas labiausiai nepatiko? Kas labiausiai patiko? Ne, kas labiausiai nepatiko, tai kad žmonės neskaito, kas parašyta. Tikrai kiek jau, tiek tiesiog pasižiūrėjo ir neskaitė. O patiko dauguma darbų. Labai, bet ne visi. O jūs esate iš kur? Aš esu šiuo metu iš Vilniaus. O ne šiuo metu? Kitais kartais? Kitais kartais aš esu iš Panevėžio. Kodėl čia mane filmuoja? Aš noriu namo. Nes pajuokingiausi tronai. Ačiū. Labą dieną. Man nereikia. O dabar gal būtų gerai tylos, nes bus pinigai. Davai patylėkim už 300 litų. Taip. Iš jūsų buvo laimingas tik vienas ir tas laimingas surinko 18 balsų. Kas dabar, O žodžiu? pasakyk, kiek vieta gal? Ne, kiek negam. O žodžiu dabar taip, kadangi jūs nieko nereiškėt ir visi šiam gyvenime esate tik numeriai, tai aš norėčiau taip nieko nereiškintis ir kai jūs palaidas, dėl jūsų niekas neverks. Nu taip, ne. Šitą linksmą gaidą aš norėčiau pakviesti numerį 7. Audringi konkurentų plojimai. Mes dabar labai kviečiam tarti žodį. Kalba. Ne, žodį. Užtek žodžio. Žodį, o gal galima porą žodžių? Nežinia, ar išsiteksi, gal per tą laiką mirs dar viena eglutė ir bus labai liūdna. Tai ieškokit problemų ir jas bandykit išspręsti. Tai tiek būtų iš manęs. Labai faina. Taip, labai liuksiška. Man irgi žiūrėjau. Taip. O labai, kai neturi ko pasidėti po galvą, labai praverčia. Sulankstai. Panašu į šuns būdelę. Jeigu būčiau šuo, sakyčiau taip, kadangi nesu šuo. Sakytum, au. Jo, vaiką stoji, vaiką filmuoja, kad visi yra nutoli ir kad menininkai nenori lysti iš galerijų. Nes galerijos reiškia pripažinimą ir galerijos suteikia tikrai meno statusą. Tai nežinau, būna liūdna. Ir kad šiaip hebra nebalsu, nu ta prasme, žmonės nebendrauja, o paskui stebisi, kad nėra ryšio. Na, pagal dušaną, tai jo, jis atnešė tą fontaną, pisuarą, padėjo galeriją, tai jau kaip tapo meno statusą, žinai, tai jau meno kūrinį. Tai vat būtent, kodėl galerija nusprendžia, kas yra menas, o kas yra ne? Ne pati galerija nusprendžia, tiesiog tai vietos tikriausiai aura, nežinau, tiesiog yra galerija. Ir visi žino galerijos tikslo, tiesiog atneša kūrinį, tai jau tampa jau kaip ir tuo veikimo objektu. Gerai, o kas apsprendžia, kad būtent šita vieta yra galerija, o šita vieta yra ne galerija?
žodelis pavadinime galerija. Kas tai yra galerija? Galerija tai yra eksponuojamų meno kūrinių vieta, tai kodėl čia galėtų būti galerija tokia? Bet nėra. Kodėl, tai kas pasakė? Ne. Šiandien Esmė, kad Rusys, tai jo paskirtis kita, tiesiog mes pritaikėm į apvertėm ir kitaip, tiesiog dabar šis dalykas ir turi antrą paskirtį, kuri yra panaudojama gal tik vieną kartą gyvenime bus ir viskas. Tai čia vis tiek nėra galerija nuolatiniam naudojimui, galerija padaryta tam, kad ten būtų eksponuojama, čia tiesiog buvo padaryta, kad tai būtų sandėliuojami daiktai. Tai nėra galerija, pavyzdžiui, taip, galima iš pagalvojus atsakyti, tai nėra pagal galerija, paskirtį. O tai kas yra čia išeksponuota, vadinasi, nėra menas, nes Čia nėra yra meno išeksponuotas sandėlys. Ne, jeigu meno kūriniai, tai man nesvarbu, kad erdvėje, bet jie laikomi meno kūriniais, tik tai galerija yra jų tikroji, tikriausiai, kuo visi žmonės pradėjo eksponuoti po vietą. Aš nesakau, kad čia meno kūriniai, kurie yra šioje erdvėje, būtent nėra meno kūriniai. Jie yra, bet būtent aplinka nėra meno galerija. Ne, nėra. O ką tai keičia? Ne, šiaip aš galvoju, vat būtent, ką tai keičia? Žmonėm yra įaugę tas estetinis vaizdas galerijose, tai realiai tokios galerijos, tai nemanau, kad kas nors ir priimtų. O kas apsprendžia? Kas yra estetika, o kas yra ne estetika? Stereotipai. Žmonių stereotipai susikūrė. Ir tiek. O ką turim bendro mes ir stereotipai? Ne, prasme, pradėjot apie galerijas. Kodėl ne, yra... tai tas pas, tai pavyzdžiui, mes irgi kalbam, tavo kamerą. Žiauri, trikdavo. Tu uždenk ją, o aš vis tiek filmuosiu. Visi man patenkia. Gerai, bet pavyzdžiui, tu sakai, kad čia yra ne galerija. Ta kamera tiesiog trikdo. Aš sakau. Ne, tai nėra galerija iš tikrųjų. Tai tiesiog tai... Palaukit, nebėkit. Ne. Kas turi sveiką protą? Tai tas nėra tiesiog čia. Tai yra vietas kažkur. Žinai, tai tiesiog stovėtų. Bet blemba tiek daug dalykų tada. O kaip nors čia prie tų vadų, nes vis tiek, kad aš nepasalavau. Ne, bet matai, ten